Kampas, kampo žymėjimas, kampo matavimo vienetas. Kampas yra plokštumos dalis, plokštumos figūra, kuri gaunama iš vieno taško nubrėžus du spindulius. Iš taško A nubrėžiame spindulius AB, AC. Taškas A yra kampo viršūnė, spinduliai AB, AC kampo kraštinis. Kampas brėžinyje žymimas lankeliu, o jį užrašant naudojamas kampo ženklas. Kampas užrašomas didžiosiomis raidėmis, kampo viršūnės raidė rašoma viduryje. Matome nubrėžtą kampą BAC arba kampą CAB. Galima užrašyti ir vieną kampo viršūnės raidę, kampas A. Kampai kartais žymimi skaičiais. Pagrindinis kampo matavimo vienetas yra laipsnis. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Kaip nubrėžti kampą? Kaip žymimas kampas? Koks pagrindinis kampo matavimo vienetas? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.